Polistirolas yra kelių rūšių, ne, ir nuo jo priklauso jo šiltumas ir kaina. Tai ten, kur reikia šiltesnio, tarkim, kur reikia mažesnio storio, tai naudojam pilką polistirolą, kitai vadinamą neoporų. O kur nereikalingas šiltumas ir galim sutaupyti, tai naudojam paprastą baltą polistirolą. Neoporas jisai yra jautresnis, jisai labiau yra linkęs deformuotis, jo negali ilgiau palikti ant saulės. Polistirolų skirtumas tai baltas paprastas ir pilkas neoporas. Tai neoporas yra 30% šiltesnis už paprastą baltą polistirolą. Tai reiškia, jo reikia 30% mažiau storio paklot, kad išgauti tą pačią varžą. Bet jisai yra 30% brangesnis. Kaip ir finale gaunasi kaina tokia pati, tik tai su neoporu gaunat mažesnį storį. Šičia matote sistemą, kada yra stogas, parapetas be išmūrintų blokelių ir plytų. Tiesiog, matot perdangą, pagrindinis apšildymo sluoksnis ir ant viršaus parapetas. Užsiklijuos fasadas 10 cm daugiau, užsileis, persidengs visos tos siūlės, užsiarmuos viršutinis kampas ir apsiskardins. Kaip seniau pripratę, parapetas 60-80 cm pločio ir tenais dedam tokią skardą, paklodę. Ir jeigu kokiuose laukuose ten barška, viskas ten kainuoja brangiai ta skarda ir darbas ir medžiagos, labai neracionalus sprendimas. Šiuo atveju, matot, va čia jau apskardinta yra, tai tiesiog kampukas skardos iš priekio matosi, o iš viršaus iš vis nėra jokios skardos.